Sveiki elektronikai! Šį kartą pristatysiu neoninių indikatorių laikrodį. Seniai svajojau turėti tokių indikatorių laikrodį ir pagaliau jį sukonstravau. Įrenginys maitinamas 12 voltų, realaus laiko laikrodukas turi savo rezervinį šaltinį 3 voltų. Tad nutrūkus maitinimui laikas skaičiuojamas toliau. Šis laikrodis sudarytas iš 4 indikatorinių lempų, taško indikacijai panaudota atskira lemputė. Viską valdo Atmega 8 mikrovaldiklis, panaudotas realaus laiko laikrodukas, krūva aukštos įtampos tranzistorių, poslinkio registrai, taip pat čia yra sumontuotas aukštos įtampos skaitiklis, kuris iš 12 voltų padaro 180 voltų. Ši įtampa reikalinga lempom įžiebti. Kitoje pusėje matome mygtukus, skirtus konfigūravimui, valdymui, taip pat yra šviesos daviklis. Dabar parodysiu, kaip vykdomas konfigūravimas. Paspaudžiame vieną iš režimo keitimo mygtukų, jį palaikome paspaudę. Dabar keičiami metai, mėnuo, diena, valanda, minutės ir dabar čia pasirenkamas lygis, nuo kada pritemdomi indikatoriai. Čia toj pusė yra lygis rodomas, o čia rodomas dabartinis lygis. Taigi viską nustatė, dar kartą paspaudžiame, nustatymai yra apsaugomi. Vėl rodomas laikas. Taip pat realizuota naktinio režimo funkcija, kurios metu pritemdomi indikatoriai, taip taupama energija, pratempamas lempų resursas ir jos mažiau trukdo miegoti. Taigi šone stovi šviesos daviklis ir jis gavęs mažiau šviesos, po kurio laiko užtemdo indikatorius. Tai parodysim, kaip tai veikia. Va, štai pritemo. Padidėjus aplinkos apšvietimui, vėl užsidega. Taigi čia matome funkcinę schemą, matos atskiri blokai laikrodžio. Čia matome schemą, čia nubraižytas 2 atskiras plokštės. Įrenginys sudarytas iš 2 plokščių, indikacijos ir valdymo ir visos elektronikos. Tai padaryta dėl to, kad būtų galima panaudoti kitus indikatorius, nekeičiant plokščias. Taigi buvo sukurtas elektroninis laikrodis su neoniniais indikatoriais bei įvairiomis funkcijomis. Ačiū, kad žiūrėjote mano pristatymą.